Gruzija, arba kaip patys savo šalį vadina šeimininkai Sakartvelą, senos kultūros ir tradicijų kraštas. Kai Lietuvos vardas buvo paminėtas pirmąjį kartą Kvedlinburgo analuose, Sakartvelą išgyveno aukso amžių, valdoma išmintingosios karalienės Tamaros. O kai Lietuva 15 amžiuje įsiplečia nuo jūros iki jūros, Gruzijoje jau prasideda ekonominis ir kultūrinis nuosmukis. Šiandien, kai mes džiaugiamės savo nepriklausomybę ir visomis civilizacijos teikiamomis malonėmis, Gruzija kraujuoja netekusi didelės savo teritorijos dalies. Argi tai neprimena tarpukario Lietuvos, kai gyvenome netekę Vilniaus ir Klaipėdos krašto? Tik gruzinams nebuvo leista pasilikti savo namuose. Šimtai tūkstančių buvusių gydytojų ir mokytojų, tarnautojų ir žemdirbių tapo žmonėmis be profesijos, karo pabėgėliais. Tačiau ir šias žaizdas Gruzija gydosi. Vienija mus ir 500 metų besitęsiantys diplomatiniai santykiai, ir prekybos ryšiai, ir Gruzijos gamtos įkvėpti lietuvių literatūros kūriniai. Ir Kaukazo fronto kariai patekė ten ne savo norų. Ir gausi bendruomenė iki nepriklausomybės paskelbimo 1918. Ir žinoma, pastarųjų dienų įvykiai, kai Lietuva įrodė, kad maža valstybė gali ginti kitą mažą valstybę ir atkreipti didžiųjų dėmesį. Ir nepameluota vienos tautos simpatija kitai. Už mūsų draugystę. Labas vakaras. Šiandien kviečiame pasižvalgyti po saulėtąją Gruziją ir ten paieškoti Lietuvos. O pirmuosius diplomatinius kontaktus aptinkame jau prieš 500 metų. Tai rodo dokumentai. Puiku, kad Lietuva ir Gruzija šiuo metu palaiko labai gerus santykius. Istorijoje yra įrodymų apie šių santykių pamatus dar senais laikais. Istoriniuose šaltiniuose, konkrečiau Lietuvos istorijos kronikose, pateikta, kad 15 amžiaus pabaigoje Gruzijos karaliaus Konstantino II pasiųstas ambasadorius atkeliavo į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę siekdamas sudaryti sąjungą. Tuo metu Gruzijos karalius Konstantinas II siuntė savo atstovus į Vakarų Europą, tuo pačiu bandydamas nukreipti dėmesį nuo savo karalystės, kol jo armijos kovojo su Osmanų bei Persijos imperija. Taigi, ambasadorius, o tai buvo kunigas Kornelijus, kuris atkeliavo į Lietuvą, prisistatė kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui ir pateikė Gruzijos karaliaus laiško kopiją. Laiškas tiesa buvo skirtas karalieniai Izabelai iš Kastilijos, Ispanijoje. Ji tuo metu aktyviai valdė visą šalį. Anuomet ambasadoriaus manymu atsižvelgus į Lietuvos valdymo sistemą, sąjunga su Lietuva būtų itin naudinga tuometiniai Gruzijos karalystiai. Tai rodo, jog Lietuva ir Gruzija buvo svarbios šalys prieš 500-520 metų. Iš vėlesnių įrašų yra žinomas garsaus italų keliautojo Pietro delle Valle laiškas popiežiui, kuriame minimas Lietuvos Lenkijos karalius Žygimantas Vaza, bei jo susirašinėjimas su Dadijanių ir Gurielių šeimų kunigaikščiais. Kalbama apie prekybą, spėjama, kad Šilkų iš artimųjų rytų. Kai abi valstybės tapo inkorporuotos į carinę Rusiją, tai nemažai lietuvių Gruzijoje atsidūrė kaip carinių represijų aukos, ypač po nesėkmingo 1830 metų sukilimo. Tarp šio sukilimo dalyvių buvo ir Juozapas Chodzka. Į caro žandaro akiratį jis pateko dar studijuodamas, tiesa, įkalinimo ir tremties jis išvengė, tačiau dirbti Lietuvoje jam buvo uždrausta. Tad jis atvyko į Tbilisį, vadovavo Kaukazo žemių matavimo komitetui, o vėliau leidosi į 14 metų trukusią kelionę po Kaukazo kalnus. Jis nustatė 1386 taškų, tai yra viršukalnių geografinę padėtį ir aukštį virš jūros lygio. Tai vadinama Užkaukazės trianguliacija ir buvo pirmas išsamus geodezinis ir geografinis Kaukazo tyrimas. Vienose katalikų kapinių Gruzijos sostinėje Lietuvos ambasados iniciatyva iškilo kryžius visiems Gruzijos žemėse žuvusiems ir mirusiems lietuviams, o jų būta. Mat daug čia pateko kaip carinės armijos šauktiniai, kiti kaip tarnautojai ar tremtiniai. Atitarnavusio kareivio šeimoje gimė Jonas Graičiūnas, į lietuvių kalbą pirmasis išvertęs Šuta Rustavelio Karžygį tigro kailiu. Čia Gruzijos teatro įkūrėjo Kotė Mardženišvilio vardu pavadintoje gatvėje nuo 1918 veikė pirmoji Lietuvos atstovybė Kaukaze. Žurnalistas Pranas Dailidė dirbo pirmoji Lietuvos Respublikos atstovų Kaukazo valstybėms. Čia Tbilisyje jis rūpinosi pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių grąžinimu į tėvynę, čia Tbilisyje gyveno ir Petras Vileišis. Vytautas Vileišis dirbo pirmosios Lietuvos atstovybės vertėjo, o dar iki nepriklausomybės paskelbimo buvo Lietuvių draugijos Tiflise vienu narių ir steigėjų.
Gali būti, kad būtent kaukazėjai susipažino su Edmundu Fryku, kuris nuo 1902 18 metų dirbo architektu Tbilisyje. Deja, jo darbų pėdsakų neliko arba jie yra tik numanomi. O štai Lietuvoje jo darbai puikiausiai žinomi. Jis suprojektavo Marijampolės geležinkelio stotį, Sasnavos bažnyčią, Saulės gimnaziją, Teisingumo ministerijos rūmus ir daug kitų pastatų. O Lietuvos krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis baigė Tiflisio karo mokyklą. Matyt, caro kariuomenė jis buvo įstojęs savanoriu ir kovoti Pirmajame pasauliniame kare buvo paskirtas į Kaukazo frontą. Tuo laiku Tbilisyje ir Boržomyje gyveno ir Antanas Vienuolis, ir Vilkutaitis Keturakis, bet apie juos kiek vėliau ir plačiau. Kirijonas II. Atkurtosios Gruzijos bažnyčios pirmasis patriarchas. Taip jau susiklosti, kad dar carinės Rusijos laikais buvo ištremtas į Kauną. Ir ten, begyvendamas Pažaislio vienuolyne, išsaugojo didelę dalį Kamaldulių vienuolyno archyvo. Kirijonas buvo gruzinas ir gimė Tbilisyje 1855 metais. Jo tėvas buvo dvasininkas, jau jaunasis būsimasis Kirijonas, tai jis iš pradžių mokėsi prie cerkvės esančiai mokykloje, įgijo pradinį išsilavinimą, paskui sekdamas tėvo pėdomis baigė dvasinę seminariją Gruzijoje, paskui Kijevo dvasinę akademiją baigė ir pradėjo savo tokio teologo karjerą Gruzijoje. Jo šeimoje 1896 metais įvyko tragedija, netikėtai mirė žmona, mirė sūnus ir jo gyvenime, matyt, tai turi įtakos, kad įvyko tam tikras lūžis, jisai davė vienuolio įžadus, priėmė Kirijono vardą ir pasuko į grinai dvasinį vienuolio kelią. Kadangi buvo, kaip jau minėjau, išsilavinęs žmogus, veržlus, energingas, jis greitai pradėjo daryti karjerą, po kelių metų jau jisai tapo vienos iš dviejų Gruzijoje tuo metu buvusių vyskupijų Laverdi vyskupu. Ir čia staiga 1902 metais įvyko lūžis. Jis kažkokiu būdu pateko į Kaukazo švietimo apygardos to inspektoriaus nemalonę. Ir prasidėjo jo toks, sakyčiau, tikra to žodžio prasme persekiojimas. 1907 metais kovo mėnesį jis atsiduria Kaune. Tikra to žodžio prasme tai yra žmogaus tremtis. Jis nesijaučia laimingas tam Kaune, bet paskiriamas Lietuvos pravoslavų vyskupijos vikaru ir tuo pačiu jau kaip žinom, po 1831 metų sukilimo Pažaislio vienuolynas buvo atiduotas pravoslavams, jis paskiriamas to vienuolyno archimandritu, vyresniuoju. Pamato, kad yra išlikęs gana turtingas Pažaislio archyvas. Tačiau Kaune Kirijonas ilgai neužsibuvo. Jau 18 metų pirmoji pusė jau jisai iš Kauno išvyko ir išvažiuodamas jis su savimi išsivežė ir kelis šimtus dokumentų iš Pažaislio vienuolyno archyvą. 18 metais, kai Gruzija paskelbė savo nepriklausomybę, jisai tapo pirmuoju nuo Rusijos dvasinės vyresnybės atsiskyrusios Gruzijos bažnyčios galva. Tada jis tapo Kirijonu II oficialiai, visos Gruzijos patriarchu. Ir kadangi jo pareigos buvo tokios, jo asmeninis archyvas pateko į Gruzijos nacionalinį archyvą. Pirmos žinios apie Pažaislio kaimą, pirmieji inventoriai Pažaislio, pirmieji pirkimai, kaip jie ėjo iš rankų į rankas, kaip jos galiausiai įsigijo Kristupas Pacas. Jeigu jis nebūtų jų išvežęs, kas ten žino, ar jie būtų likę. Nes pagal žodinę tradiciją, tai sako, kai Kirijonas atvažiavo į Pažaislio vienuolyną, buvo šalta, tai vienuolį pečius kūreno su tais dokumentais. Archyvų grąžinimo iškilmės tapo dar vienu įvykiu, patvirtinančiu abipusę lietuvių ir gruzinų simpatiją vieni kitiems. Taigi dar vienas unikalus mūsų ryšių įrodymas yra Pažaislio bažnyčia, kuri yra vienas seniausių ir ištaikingiausių pastatų Europoje. Labai svarbu, kad pirmasis bažnyčios patriarchas Kirijonas II vadovavo šiai bažnyčiai ir tarnavo kunigu prieš 100 metų, nuo 1907 iki 8 metų. Kirijono išsaugotas archyvas, tiksliau jo kopijos, buvo įteiktos Pažaislio vienuolyno seseliai Silvijai ir Lietuvos bei Gruzijos užsienio reikalų ministrams. Lietuvių klasikas Antanas Vienuolis dirbo Tbilisio vaistinėje ir čia pakerėtas Gruzijos gamtos sukūrė pirmąjį savo eilėraštį. Na, o Vilkutaitis Keturakis, pirmosios lietuviškos dramos autorius, kadaise tiesė geležinkelio atkarpą į Boržomį. Antanas Vienuolis, turbūt kaip ir Maksimas Gorkis, Tbilisio miestui turėtų būti dėkingas už tai, kad jie tapo rašytojais, kad pasirinko rašytojų kelią. Parašo jisai Tbilisyje
1905 metais 2 eilėraščius. Antrasis eilėraščių originalas yra išlikęs, jo tokia puikia raiškia rašysena su pataisytomis klaidomis. Tai yra eiliuotas pasakojimas apie mėnesio ir saulės vedybas, konfliktą ir išsiskyrimą. Saulė ir mėnuo, pasirodo, darniai gyveno ir dienomis abu vaikštinėjo po dangų, o naktimis už jūrų marių eidavo miegoti. Ir visas dangus buvo nusėtas jų vaikais, žvaigždėmis, ir vieną naktį 2 žmonės pakeičia šitą harmoningą pasaulį ir įvyksta žmogžudystė. Beieškodamas kaltininko pamato aušrinę, jie susižavi ir išduoda saulę. Ir nuo to laiko saulė supykusi vaikšto po dangų dieną, o mėnulis vaikšto naktį. Bet kaip rašo Antanas Vienuolis, mėnulis iš ryto, jeigu pamato saulę, tai iš gėdos nubala ir nualpsta ir nukrenta. Laiškuose, kurių yra iš tikrųjų daug išlikę ir iš įvairaus laikotarpio, Antanas Vienuolis vis tik tai rašymo aistrą sieja su sukrečiančiu Kaukazo gamtos grožiu. Ir tas sukrečiantis grožis, matyt, jį tikrai įkvėpė kurti, įkvėpė rašyti, ir pirmosios 2 Kaukazo legendos, kurias jisai parašo pirmąjį 20 amžiaus dešimtmetį, tai yra jo pirmieji kūriniai, tai yra Užkeiktieji vienuoliai ir Amžinasis smuikininkas, jos yra iš tikrųjų tobulos savo formą, tobulos savo žodžio ir sakinio grožiu. Antanas Vienuolis jisai domisi tautosaka, mitologija, pasakojimais. Jam svarbu tai, kas yra savita Gruzijoje. Ir tą koloritą, iš tikrųjų jisai perkelia į lietuvių kalbą. Emigracija, gyvenimas svetur praturtina, labai ryškiai praturtina lietuvišką kultūrą. Tos legendos, josgi yra vietos legendos. Į lietuvių kalbą, į lietuvių kultūrą Vienuolis jas įneša, aišku, per lietuvių kalbą. Ir jos jau dabar gyvena lietuvių kultūroje kaip visiškai mūsų kūriniai, nors tai yra kitos kultūros pasakojimai. Antano Vienuolio temą savo darbais Tbilisyje atgaivino ir jauna režisierė iš Lietuvos, jau 6 metus dirbanti Gruzijoje, Linda Urbonas. Dariau Prakeiktus vienuolius Otonelio teatre. Buvo miksuotai, buvo ir gruzinų kalba, ir lietuvių kalba. Buvo skaitimas Prakeiktų vienuolių, teatralizuotas skaitimas, kur gabaliukas skaitomas lietuviškai, tas pats gabaliukas gruziniškai. Vienuolis priimamas kaip pasaka, dėl to šiaip atvirai pasakius labai mažai jo žino. Jiem buvo labai įdomu susipažinti, jiem buvo labai įdomu, kad juos taip mato. Jie klausė, o kas čia per legenda, mes jas nežinome. Ta prasme, tai priimama kaip jo paties kūryba, kaip legendų kūrimas, kaip fantazija. Ta prasme, nes adekvačios legendos Gruzijoje nėra. O pačiam Antanui Vienuoliui darbas Gruzijoje anaiptol nebuvo nei fantazija, nei pasaka. Tas laikas padėjo įtvirtinti jau susiformavusias jauno žmogaus pažiūras. Antano Vienuolio istorija turbūt yra susijusi su demokratinės minties apskritai Lietuvoje istorija, nes konkrečiai Antanas Vienuolis Maskvoje jau susiduria su tam tikromis revoliucinėmis idėjomis. Ir pasižiūrėjus tą laiką, kiek jisai praleidžia Tbilisyje, taigi tai yra beveik geras pusmetis. Ir štai pradėjęs jisai dirbti, galima sakyti, tokį respektabilų darbą, jisai vis tiek neištveria ir eina į demonstraciją. Toje demonstracijoje jisai pasirašo savo lemtingą nuosprendį, nes po tų 47 dienų praleistų kalėjime jis jau nebeturi teisės gyventi Tbilisyje ir, čia dvejopai rašoma. Vienaip, kad jisai tiesiog jau nebegavo darbo Tbilisyje ir išvyksta į Vladivostoką. Kiti šaltiniai teigia, kad jisai buvo ištrimtas į Vladivostoką ir jisai, turi pakeisti gyvenamąją vietą. Kalbėdamas apie Gruzijos gamtovaizdį, apie gruzinų tautos, kai jisai sako, kad ta tauta jam imponuoja, nes jie myli laisvę. Jie myli laisvę ir visi nori būti laisvi žmonės. Antanas Vilkutaitis Keturakis, lietuvių inžinierius ir, galima sakyti, lietuviškosios dramaturgijos tėvas, savo akimis regėjo šiuos bėgius, kai prižiūrėjo geležinkelio statybą atkarpoje nuo Hašūrio iki Boržonų. Vilkutaitis Keturakis, aišku, tai yra
tarsi ir dvilypis personažas, keturakis, nes tai yra jau pats slapyvardis, bet aišku, spaudos draudimo laikais tai buvo įprasta, kad pasirenkamas yra slapyvardis ir kad tas slapyvardis iš tikrųjų maskuotų žmogų, nes rašyti ir spausdintis draudžiamoje lietuviškoje spaudoje ir tuo labiau veikti draudžiamoje kultūrinėje veikloje yra iš tikrųjų labai pavojinga. Žmogus, kuris moka keletą kalbų, kuris labai komunikabilus ir, tarkime, tik atvykęs į Gruziją, Antanas Vilkutaitis Keturakis pradeda mokytis gruzinų kalbą ir mane iš tikrųjų labai nustebino, kaip jisai tiesiog ieško kontaktų su Gruzijos veikėjais, jisai ieško paralelių tarp Gruzijos ir Lietuvos kultūrų. Ilgi metai Gruzijoje, žmogus pats yra kūrybingas ir kai tyrinėjau jo biografiją, sėdėjau archyvose ir atradau tokį dalyką, kad jisai bendravo su gruzinų liaudies teatro režisieriumi. Aš pradėjau iš gruziniškos pusės domėtis, kas per liaudies teatras, kas per režisierius, su kuo jisai bendravo, radau, kad jisai važinėjo į Gorį, ir taip aptikau, kad jisai su Aristavisu, labai žinomu režisieriumi ir dramaturgu. Tai savotiška stilistika dramaturgijos, kuri yra identiška Amerikai pirtyje. Toliau, jeigu žiūrėti įvykius, kas tuo metu vyksta Lietuvoje, Lietuvoje nėra dramaturgijos. Praktiškai galima pasakyti ačiū didelį šitai draugystei, nes šita draugystė Keturakį inspiravo kurti dramaturginį kūrinį. Ir tas kūrinys inspiravo labai didelius pokyčius Lietuvoje. Jisai istoriškai labai vertingas. Vis dėlto tai periodas, kai lietuvių kalba buvo draudžiama, kai kas buvo areštuoti. Po viso to prasidėjo masinis statymas per visą Lietuvą šito ir kiekvienam dvarelyje, kas tik turėjo galimybę, visur buvo statomas šitas spektaklis. Ir visas tas procesas truko praktiškai 10 metų. Visur, kur tai buvo galima, visur skambėjo Amerika pirtyje. Tai didelės reikšmės kūrinys. Kalbant apie Antaną Vilkutaitį, turime prisiminti ir kitus suvalkiečius, kurie studijavo Rusijoje ir paradoksalu, bet išprovokavo ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybę arba kūrė į sąlygą savo veiklą. Rusijos universitetuose Maskvoje, Peterburge mokėsi aristokratų vaikai. Ir vakarinių gubernijų studentai, jie buvo tikrai tokia didelė išimtis, nes tai buvo valstiečių vaikai, be abejo, tai buvo turtingų, pasiturinčių valstiečių vaikai, bet tai buvo būtent valstiečių vaikai, kurie, viena vertus buvo labai darbštus, bet kita vertus jie turėjo ir labai didelės ambicijas, labai daug pasiekti. Ir čia mes galėtume kalbėti ir apie Vilkutaičius, ir apie, tarkime, Vileišius brolius, ypatingai Petrą Vileišį, kuris irgi yra susijęs ir su lietuvių kultūra, ir su ekonominiu augimu ir su, tarkime, geležinkelių statybomis Kaukaze ir už Kaukazę. Jisai netgi yra garbės konsulų buvęs 18-20 metais Tbilisyje. Taigi ta tokia ambicinga jaunosios valstiečių vaikų kartos istorija, jinai labai yra įkvepianti ir įdomu, kad tą savo istoriją jie reflektavo. Tarkime, Antanas Vilkutaitis kaip publicistas labai daug reiškiasi ir įdomu, kad jisai, tarkime, rašo į Varpą, kuris yra leidžiamas Tilžėje, bet jisai rašo ir į Amerikoje leidžiamą Vienybę lietuvininkų. Stebėtina yra vis tik tai, erudicija, nes jisai, būdamas, inžinierius, rašo Lietuvos kultūros istoriją. Ir Vienybėje lietuvininkų jisai išspausdino straipsnių seriją, kurioje galima sakyti, kad jisai pratęsė Simono Daukanto parašytą lietuvių tautos istoriją, būdą senovės lietuvių ir žemaičių. Ir štai inžinierius dirba tokį darbą. Ir čia manau, kad yra tikrai tas toksai asmenybės kūrybiškumo, ne tik tai problemos pamatymas, bet ir ugdymas kūrybiškumo savyje. Antanui Vilkutaičiui patikėta tiesti geležinkelio ruožą nuo Chašurio iki Boržomio. Tai buvo labai sudėtingas dėl kalnuotos vietovės, tarpeklių, bedugnių ir labai reikšmingas dėl išsivyščiusios kalnakasybos pramonės ir greitai besivystančio Boržomio kurorto ruožas. Ir dėl Boržomio kurorto išvystymo ir vis tik tai dėl įvairių turbūt metalų, rūdų vežimo. Ir tai yra tiesiog toksai kalnuoto krašto su labai dideliais tiek ir poilsio industrijos vystymo resursais, tiek ir su įvairiais kalnakasybos dalykais susijęs, matyt, tai yra tiesiog toks užkariavimas sunkiai prieinamo, bet labai turtingo krašto. Ir čia dirbo, tarkim, ir tas pats Petras Vileišis, kuris statė tiltus, geležinkelio tiltus per
sunkiai perinamas perėjas per upes ir čia vėlgi kita atskira istorija. Ir šiandien diskutuojama dėl Antano Vilkutaičio autorystės. Yra manančių, kad Amerika pirtyje galėjo parašyti Antano brolis Juozas. Išsilavinęs vyras, dalyvavęs lietuviškos spaudos platinime, rašęs, dirbęs notaru. Byla pirmiausia užsimezgė 1903 metais, kai Vienybėje lietuvininkų buvo išspausdintas nekrologas ir ten buvo užrašyta, kad tai yra būtent Antano Vilkutaičio Keturakio komedija. Vis tik tai pasakyti tikrąjį autorių spaudos draudimo laikais, buvo rizikinga. Ir jau kai žmogus yra miręs, galima tai parašyti drąsiai. Iki Pirmojo pasaulinio karo buvo ieškota autentiškų paliudijimų. Ir tie liudijimai iki Pirmojo pasaulinio karo, tarsi ir būtų Antano Vilkutaičio pusėje, kad tai yra jo kūrinys. Bet vėliau Lietuvoje vis tik tai, atkūrus ypatingai nepriklausomybę ir teatralų ypač pastangomis, vis tik tai ta byla labiau kreipiama į brolio Juozo Vilkutaičio Keturakio pusę. Naujausioje lietuvių literatūros istorijoje yra abiem broliam šitą autorystę padalinta taikiai po lygiai. Tuo tarpu Amerikos pirtyje pastatymų režisierė Linda Urbonas pasakojo, kad gruzinus papirko lietuviškos pjesės interpretaciją. Medžiaga buvo sutrumpinta, nes tempas, ritmas gruzinų yra kitoks ir mano užmanymas buvo, aš norėjau, kad tai būtų dinamiška, būtų linksma, su lietuviškais šokiais, su alaus gėrimu, tikras alus iš bačkos, su tešlos minkimu, su miltais, kurie skraido ore ir barankas, reiškia, ir po to pabaigoje spektaklio žiūrovai vaišinami tomis barankomis. Spektaklį dariau lengvai stilizuotą, bet lietuvių liaudės kostiumai, lietuvių liaudės šokiai, lietuvių liaudės muzika, starkis, bačkutė šokis, meškutė šokis. Buvo labai įdomu dirbti su aktoriais, nes gruzinų liaudės šokiai, ta prasme, tai jau yra baletas, kur jie gali daryti ką tik nori, ant galų pirštų šokti, ant kelienių suktis ratais, ten viską išdarinėti, o labai sunkiai ėjosi choreografinis procesas. Todėl, kad toks ritmas, kad į lėtesnį ritmą sunku įstoti. Ir jiem patiems buvo labai įdomi patirtis. Visas šokis buvo su kojukais darbas, su klumpėmis, tikrom lietuviškom klumpėmis, reiškia, bandyti vaikščioti, tai kaip čia buvo tas vaikščiojimas su tom klumpėm, daug atradimų buvo aktoriams. Po spektaklio, žinote, spektaklis buvo linksmas, nepaisant to, kad prieš gerą 100-metį parašytas, bet man atrodo, kad jis apie šiandieną. Aš manau, kad visos pjesės, kurios yra parašytos prieš kelis tūkstančius metų, jos yra aktualios ir šiandien. Ir Šekspyras, ir Brechtas rašė tai, kas yra svarbu ir šiandien. Todėl, kad pasaulis, žmonės nesikeičia, technika vystosi, o žmonės išlieka tokie patys. Ir tos problemos, kurios buvo ir kurios tikriausia bus, kol mes gyvensime šioje žemėje, aš galvoju, kad spektaklis, kurį pastatė Linda, buvo iš tokių. Jis buvo labai įdomus ir mūsų aktoriai pasirodė labai puikiai. Spektakliui turėjo savo mėgiamus aktorius ir aš galvoju, kad spektaklis tikrai pasisekė. Lietuvos ir Gruzijos teatralai visuomet jautė didžiulę simpatiją ir trauką vieni kitiems. Galime prisiminti, kad ir legendinė Eimunto Nekrošiaus Pirosmani. Ir šiandien Tbilisyje rasite gausų Lietuvos teatralų desantą. Legendinio režisieriaus Geilos Kandelakių kursą studijuoja grupė jaunuolių iš Lietuvos. Tai visiškai savitas ir savarankiškas teatras, vadinamas Šešėlių teatru, o prie jo ištakų stovi Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Он смотрел спектакль наш и сказал, что я пишу для детей, все я вам дарю, как хотите, так и с ними общайтесь. Vytas pamatė mūsų teatro spektaklį. Landsbergis pasakė, kad aš rašau vaikams ir dovanoju jums visus savo kūrinius. Kaip norite, taip su jais ir pasielkite. Ir aš pasidomėjau darbais ir mes apsistojome prie Arklio Dominiko meilės. Mes parašėme scenarijų, manau, kad labai įdomu. Pats Vytautas buvo jo patenkintas. Man džiugu, kad tas kūrinys turi būti rodomas Europos ekranuose. Tai filmas, animacinis filmas, kuris išeis į Europos ekranus. Taip gimė mūsų kūrybiniai ryšiai. Vytas paprašė pagalbos, kad aš apmokyčiau studentus iš Lietuvos. Ir taip išėjo, kad jaunuoliai iš Lietuvos atvažiavo pas mus ir man atrodo, kad viskas labai neblogai vyksta. Mūsų planai tampa realybė ir man tikrai malonu, o gal jie patys jums pasakys tie jaunuoliai, kad santykiai labai draugiški. Čia Vytas visko pasirūpino, buitinė dalimi. Ir butu, ir studijomis, aš su jais susitinku, man padeda mano buvę studentai ir taip mes dirbame.
Dabar viskas priklauso nuo to, kokio stiprumo bus šitų žmonių stuburas ir ką jie galės pasiekti. Viskas dabar priklauso tik nuo jų. Kelias, kuriuo mes einame, nėra rožėmis klotas. 2 kolektyvai, vienas jau padarytas, o kitas kuriamas. Man atrodo, kad yra labai svarbu Lietuvos ir Gruzijos santykiams ir tas pats faktas, kad kuriama 2 skirtingose šalyse. 2 teatrai ir praktiškai tai yra vienas teatras ir gali susijungti ir tapti vieningu organizmu. Studijos turėjo tęstis 4 mėnesius, o užtruko metus ir regis bus pratęstos dar 1 metams. Visa tai todėl, kad aš negaliu atvykti į Lietuvą. Ir sveikata ir įvairios situacijos man neleido to padaryti. Man atrodo, kad galbūt aš galėsiu atvažiuoti, bet kol kas dar nežinau. Dabar garantuota, kad jaunimas čia dar metus mokysis. Tokios studijos yra būtinos ir turi trukti bent 2 metus. Šiuo metu norėčiau pasakyti, kad darom spektaklį, bet iš tiesų mes tik ruošiame spektakliui. Jeigu jie pastatys gerą spektaklį, tada galbūt ir mūsų teatras jų spektaklį priims. Pasakykite dar kokį nors teatro istorijų faktą, kur tai bendrautų vieni su kitais gruzinai ir lietuviai. Tik lietuviai ir gruzinai šitaip gali. Jaučiu, nebūtumėm čia, jeigu mes nematytumėm nieko, ką čia gaunam ir nematytumėm naudos į tikslo, tai čia nesidėtumėm, nebūtumėm. Bet prasidės nemanau, kad sėdėtumėm. O kaip jisai jums paaiškindavo, kai nesuprasdavo? Martynas pas mus būdavo, vertėjas. Lengviau buvo man geriau rusiškai klausytis iš jo, negu gruziniškai, angliškai ir dar po to lietuviškai. Ir kokia jums ta šalis? Kitokia. Kitokia, labai sveika. Bet kokia kitokia, kuom kitokia? Čia viskom kitokia, išeini gatvę ir nieko panašaus nėra į Lietuvą. Man tikrai labai skiriasi šalis, kai grįžti į Lietuvą, čia 2 skirtingos šalis. Ir dėl to smagu, nes kažkokia nauja patirtis yra, negu kad Lietuvos studijuotų. Pavyzdžiui, aš einu kažkada nusipirkti daržovių pas močiutės. Žiūrėkit, tai jis sako 3 lariai. Aš turėjau larį 50 ir 5 iš 5 neturėjau. Atneši kitą kartą, viskas gerai, manęs nepažįsta visiškai. O kaip jūsų diena atrodo? Tai mes turim dabar rytinę repeticiją nuo 11 kažkur 1-2 valandytės. Tada mes papietaujam, tada padirbam savarankiškai. O kas yra savarankiškas darbas? Tai mes su Gėla dabar padirbam, jisai pasako kažkokias tokias pastabas ir vat, ką reikia jau techniškai atidirbti. Taip. Tada mes techniškai patys dirbam. Jis ateina vėl vakare apie 8 ir iki 11 mes dar su juo vėl padirbam. Apie Lietuvos teatrą kalbėti žodžių nepritrūksta ir Ozurgečio teatro vadovui Vasilui Čigogidzei. O su Lietuva jį susiejo ne tik profesija, bet ir meilė Marijanai iš Lietuvos. Nuo pradžios iki galo patys geriausi santykiai sieja mane su Lietuva ir tai yra antroji mano tėvynė. Ypatingai Panevėžys. Tai teatras, kuriame aš pastačiau vieną iš savo pačių geriausių spektaklių Sveiki žmonės. Tai Nodaro Dumbadzės pjesė. Su šiuo spektakliu panevėžiečiai buvo Tumanašvilis festivalyje prieš 2 metus Tbilisyje. O dabar pas mus baigėsi pirmasis tarptautinis Nodaro Dumbadzės vardo festivalis. Ir mes parodėme gruziniškai lietuvišką spektaklį 2 kalbom ir lietuvių ir gruzinų. Tai buvo toks didžiulis šou. Scenoje vienu metu stovėjo 3 baubulės, 2 ilarijonai, 2 ožkos, 2 murabiai ir taip toliau ir taip toliau. Tai buvo toks sukrėtimas ir šituo spektakliu mes uždarėme festivalį. Jisai vyksta 11 dienų. Tai buvo 15 spektaklis ir iki šiandienos visa Gruzija kalba apie tai, kad tai buvo labai didelis fejerverkas. Tikras šou. Mano profesija ir santykiai su Lietuva išties patys nuostabiausi. Faktas akivaizdus, matot, stovi šalia. Taip, tai mano žmona. Todėl Lietuva ir yra stebuklas. Mes gruzinai vis pabrėžiame, kad Lietuva pats geriausias Gruzijos lobistas. Mūsų tautos geriausias lobistas. Mes šitai jautėme iki 2008 metų ir 2008-aisiais tai pajutome ypatingai. Labai daug draugių buvo. Šiai dienai gal 100 žmonių jau svečiavosi mano namuose iš Lietuvos. Mes irgi klausim, kodėl niekas negali atsakyti. Kažkokie santykiai kitokie gal yra. Aplamai čia yra lietuviam kaip mažas rojus. Atvažiuoja tikrai visą laiką nuotaika gera, viską nori pamatyti, viską nori sužinoti, viskas įdomu. O santykiai šilti, nežinau, man čia gera žinoti. Lietuvoje buvome girdėję legendą apie tai, kad Gruzijos juvelyrikos pasididžiavimą emalės techniką atkūrė menininkas iš Lietuvos. Paaiškėjo, kad viskas ne visai taip. Tikrąją istoriją apie Rimą Burneiką mums papasakojo architektas Zazalodija. Iš kur tas mitas, kad Rimas atstatė emalės techniką? Jisai neatkūrė emalės technikos, jisai turėjo savo techniką, kurią pats ir sukūrė. Tai labai skiriasi nuo senosios Gruzijos technikos, kurią aš naudojuosi ir dabar. Aš iš pradžių dirbau Rimo techniką. Parodysiu jums taip pat. Atrodo, tarsi jis siuva, nesiuva, o siuvinėja. Paskui reikia užlieti emalio, po to kaitinti, poliruoti ir taip toliau ir taip toliau. O gruziniška technika yra visiškai kitokia. Nieko nereikia gręžti, tiesiog darai iš tų pertvarėlių piešinį ir lituoji ir tiek.
Aš galvoju, kad ta gruziniška technika yra lengvesnė negu Rimo sugalvotojai. Rimas buvo genijus. Aš jo piešinius net mėgdžiojau iš pradžių. Paskui manau, kad radau savo stilių. Draugystė truko labai ilgai. Jie atvažiuodavo pas mus, mes atvažiuodavom pas juos. Tai buvo 89 metai. Taip nutiko, kad susirgo ir mes jį pasiėmėm trumpam į Tbilisį. Kad jis pabūtų, pakeistų savo gyvenimo būdą, aplinką. Įrengėm jam dirbtuvę labai gražiai netoli Tbilisio. Vienas mūsų draugas senam kvartale davė butą jam. Viską jam sukomplektavom ir čia jisai pragyveno metus. Ir mes tik tai žiūrėjom, ką jisai daro. Jis mūsų net nemokė, mes patys mokėmės. Jisai darė diplominį darbą, kartojant, sakysim, tą technologiją Bizantijos, nes tai buvo pertvarinis emalis. Ir Rimas, mes vadinam, siuvinėdavo savo darbus. Tai aš sumąsčiau, kad jisai norėjo daryti tą pertvarinį tikrai Bizantijos emalį, bet jis nežinojo tos technologijos, kaip tai daroma. Nes tuo metu Gruzijoje tai buvo viskas pamiršta. Ir atsitiko taip, kad Rimas atostogavo ir atsitiktinai susitiko su žmonėmis, kurie medininkai. Ir jie pamatė jo darbus, pakvietė, kad jisai juos pamokytų, nes tai buvo užmiršta. Ir, sakysim, su Rimu tai buvo, sakysim, gruzinų tikrojo to pamiršto emalio atgimimas. Nes jisai dirbo su jais vienuolyne ir jie sparčiai mokėsi ir paskiau jie atrado, kad tai viskas jau buvo. Mūsų draugystė baigėsi, kai prasidėjo šitie, kaip čia pasakyti, kai Sovietija sugriuvo, viskas pasikeitė. Mes jau negalėjome taip laisvai judėti ir Rimas susirgo dar stipriau ir pasimirė be jokio dėmesio. Sėdėjo namuose, dirbdavo ir iš namų niekur neidavo. Nors muziejuose jo darbų yra, jūsų pagrindinėme Lietuvos muziejuje aš mačiau jo darbus. Zaza sako, kad visus turėtus Rimo Burneikos darbus jis sugrąžino šeimai, tačiau Lietuvos menininkas paliko Gruzijoje savitą mokyklą ir mokinių. Ir ne tik. У меня вот эта картина есть, которую я приобрел у него за 40 рублей. Aš turiu tik vieną paveikslą, kurį įsigijau už 40 rublių. Ir kada jisai numirė, aš kišenėje radau 40 rublių. Tarsi jis tos pinigus man būtų gražinęs. Niekados neradau kišenėje jokių pinigų. Bet kai sužinojau, kad mano draugas mirė, radau 40 rublių, lygiai tiek, kiek buvau mokėjęs už paveikslą. Niekada to nebuvo, va tokie stebuklai nutinka. Aš pagalvojau, kad jis padovanojo man savo darbą arba sugrąžino tos pinigus. Sunku paaiškinti vienos tautos simpatiją kitai. Tačiau tai, kad tarp lietuvių ir gruzinų egzistuoja nenuginčijama simpatija, o gal net ir daugiau, tai jau beveik įrodyta. Dėl manęs šitą dieną yra didelis šventės. Šiandien pas mane lietuviai. O Lietuva mano gyvenimo dalis. Ir susitikimas su Lietuva didelis šventės man. Už šitas šventės. Daug dievė, kad dažnai būtų tokias dienas. Tokie šventės man ir jums irgi. Gulaberas Ananiešvilis, Lietuvos draugas, gerbėjas ir aukštintojas. Savarankiškai išmokęs lietuvių kalbos, jis sako, kad abejingas mūsų šaliai niekada nebuvo. Suprantat, aš jums pasakoju, kad viskos aš galėjau įsivaizduoti, kad lietuviškai pradėsiu kalbėti. Nebuvo tokios atvejos, suprantat? Bet išėjo tokia situacija. Aš buvau Maskvoje aspirantūroje ir per draugystę su lietuviu, aspirantai lietuviai, iš daug vietų buvo iš Lietuvos. Ir bendravimas ir mano pažįstama draugė buvo iš Kauno. Ir, suprantat, tada 13 rublių kainuoja bilietas iki Vilniaus, iš Maskvos ir 14 iki Kauno. Ir man nebuvo problemas. Ir, suprantat, aš labai dažnai važinėjau po keliom dienom į Vilnių. Ir ausis dirbo. Aš turiu 2 specialybės. Aš violončelistas, aš baigiau konservatoriją ir baigiau Politechnikos institutas. Ir, suprantat, per ausis ar pradėjau ne iš karto. Dabar praktiškai laisvai. Su klaidu, su gramatinėm. Koks skirtumas? Už mūsų draugystę.
Nana Devidze lietuviškus tekstus į gruzinų kalbą verčia beveik vienintelė. Ji tai daro be jokio atlygio ir sako, kad jai didžiulis džiaugsmas pasidalinti lietuvišką literatūrą su savo tautiečiais. Переводы с литовского у нас в основном делаю я. Verčiu iš lietuvių daugiausia čia Gruzijoje tik aš. Ir taip jau susiklostė, kad be vertėjos darbo aš turiu dar ir pagrindinį. Nors stengiuosi, žmonės domisi, bet patys suprantate, kaip šiandien perkamos knygos. Visiems įdomu susipažinti su lietuvių literatūra, bet leidėjai klausia, o ar pirks? Tai vertimas vyksta taip, Lietuvos kultūros institutas moka honorarą man, o aš leidėjams. Vertimas tai mano sielos duona, o užsidirbti kūniškai turiu pati. Reiktų įjungti į šį darbą visus lietuvius verslo vyrus, dirbančius Gruzijoje. Aš jų nepažinojau ir nieko apie juos nežinojau, apie tos Lietuvos verslininkus Gruzijoje, kol neperskaičiau Herkaus Kunčiaus sąsiuvinių. Duok Dieve jiems sveikatos, laimės, linksmybių, bet keliais centais ir kultūrai reikėtų padėti. Į Herkaus Kunčiaus tekstus apie Gruziją reakcija čia buvo tikrai audringa. Žurnalas dar nespėjo pasirodyti, o Facebook'e jau užvirė diskusijos. Na ir aš buvau net apkaltinta, kad vertėja neva tai kiša savo nuomonę. Bet aš atsakiau, kad nereikia pykti už teisybę. Kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę. O štai Vytauto Landsbergio knyga vaikams buvo pripažinta metų knyga ir buvo mielai skaitoma. Man vertimai tai mano slaptas pasaulis, į kurį aš užsisklendžiu ir pasislepiu toje nuostabioje šalyje, kuri vadinasi Lietuva. Tai mano sielos tvirtovė. Это надо любить, чтобы это понять. Может, кому-нибудь это мое интервью покажется немножко смешным, но это правда так и есть. Mes esame Vilniaus skvere Tbilisyje, kur šalia manęs puikuojasi užrašas su gerai atpažįstamais Vilniaus kontūrais, kur kabo Užupio konstitucija ir kur puikuojasi lentelė su užrašu stebuklas. Ir apskritai čia jautiesi kaip namie. Šis skveras Tbilisio centre buvo įkurtas 2009-aisiais, to jau po Rusijos agresijos Lietuvos ambasados pastangomis. Buvo stengiamasi perkelti viską, kas geriausia. Čia trykšta fontanas, o per vasaros karščius jis vilioja ne tik vaikus, bet ir paukščius. Iš Užupio čia persikėlė konstitucijos tekstas, žinoma, gruziniškai, o iš Literatų gatvės vardinių lentelių elementai. Kiek vėliau šiame skvere įmontuota ir stebuklo lentelė, jau gerokai seniau katedros aikštėje atsiradusi plytelė sesė Dvinė. Prieš 2 metus ir Vilniuje įkurta Tbilisio aikštė. Vilnius now has a Tbilisi Square in its heart, in a very nice place in Žvėrynas. Vilniuje dabar yra Tbilisio aikštė, labai graži vieta Žvėryne tarp Kęstučio ir Mickevičiaus gatvių. Ji buvo atidaryta 2015 m. rudenį, dalyvaujant abiejų valstybių ministrams pirmininkams, ten yra dovanų iš Tbilisio. Šis miestas padovanojo keletą aksesuarų su Tbilisio simbolika, gražų suolelį, ketiname pastatyti paminklą. Šias aikštes nutarė įkurti abiejų šalių ambasados sykiu su abiejų miestų merais. Prisidėjo ir vietos Žvėryno bendruomenė. Aikštė dabar papuošta freskomis, ji apšviesta, prižiūrima, mums netgi buvo suteiktas specialus statusas. Tai yra, mes tapome savais žmonėmis. Bendradarbiauja lietuviai ir gruzinai ne tik menų, bet ir medicinos, karinėse srityse. Toliau pažengę specialistai iš Lietuvos padeda tobulėti kolegoms Gruzijoje. Эта программа поддержка оказывания медицинской помощи Гурийскому региону, населению Гурийского. Šita programa tai medicininės pagalbos palaikymo programa Gurijos regionui kardiologijos srityje. Programa prasidėjo prieš 4 metus padedant Lietuvos draugams Vilniuje. Mūsų gydytojai iš Gurijos regiono dabar prisijungė prie šio projekto ir Adžarijos gydytojai. Jie važiuoja 7-10 dienų į Lietuvą, į Vilnių ir dalyvauja ten kvalifikacijos kėlimo kursuose. O profesūra iš Vilniaus atvažiuoja į Guriją bei Adžariją ir čia vietoje veda seminarus bei mokymus. Tie seminarai labai naudingi mums. Ir dar, mūsų rajonas bendrauja su Pasvalio rajonu. Taigi, jie mums padovanojo medicininės aparatūros ir pats svarbiausias tai gastroskopijos aparatas. Tai buvo prieš 5 metus, tada Guri regione iš vis tokio aparato nebuvo. Be šito dar įvairių prietaisų yra padovanoję pasvaliečiai. Tai buvo didžiulis deficitas ir tas aparatas dirba iki šiol, o mūsų regione tai labai reikalingas prietaisas, nes maistas čia labai aštrus ir labai daug žmonių kenčia dėl skrandžio išopėjimų. Mūsų kraštietis Sergejus Gruzijoje jau 5 metus. Vyras akivaizdžiai nenori kalbėti apie tiesioginį savo darbą, tačiau noriai pasakoja apie gyvenimą Kaukaze, nuo čionykščio vairavimo stiliaus iki Ustalės tostų. Tačiau, kai perpranti tą kultūrą ir iš tikrųjų supranti, ką reiškia garsinis signalas automobilio, kad automobilis gali važiuoti, tiesiog turi kitus gedimus, bet signalas turi veikti. Nes signalas jisai iš tikrųjų toks kalbėjimo būdas, žmonių tarpusavio supratimo būdas. Ten 2 pipsenimai, 1 pipsenimas, labas, viso gero, čia aš, viskas.
iš tikrųjų labai padeda lenkiant, būtent su Pipsi, kad tau duoda žinot, kad iš tikrųjų jisai lenkia ir turėk kaimyną ir nedaryk staigių judesių. Aš esu čia. Tai yra tam tikras iššūkis dalyvauti tuose vadinamuose užstalėse, nes trunka be galo ilgai, 5-6 valandos. Iš tikrųjų reikia sėdėti, išsėdėti visą laiką. Tačiau yra tam tikros taisyklės, kurias reikia paisyti. Tai yra savotiškas perdavimas palikuonėms savo tą turtą, savo kultūrą per tostų sakymą. Todėl tai yra didelė garbė ir reikia būti pasiruošusim. Tai aišku, egzistuoja hierarchija tostų, yra struktūra visa, taip, ir tu privalai tos struktūros laikytis. Ir yra tam skirtas žmogus atsakingas, tamada, jisai yra atsakingas už tvarką prie stalo ir jisai praveda tą visą dalyką. Bet tu turi laikytis tų taisyklių. Atrodo, kad labai nuoširdžiai žavisi savo vaikais ir labai gerbė savo tėvus. Visiškai teisingai. Tai yra savotiškas kultas, pagarbos kultas vaikams, pagarbos kultas tėvams. Nes būna taip, kad daugelį šeimų jie gyvena su tėvais, daugelį šeimų gyvena kartu, kad ir mažajam plote, mažajam bute, mažajam name, bet kartu. Ir iš tikrųjų jie laiko tą tokį savotišką vieningumą, jie vienijasi ir yra išdidus to, kad jie gali taip tiesiog gyvena kartu ir vienas kitam netrukdo. Tada dėl vaikų, vaikus irgi gerbė, nuo mažens senus žmonės irgi gerbė, iš tikrųjų labai pagarba aukšta. Ne tik per tostų sakymą, bet ir gyvenime padeda vieni kitiems, kaip gali, tai padeda, vienu žodžiu, rūpinasi vieni kitais. Gruzinai noriai mokosi lietuvių kalbos ir vyksta į mūsų šalį studijuoti. Tuo tarpu lietuvaičiai daugiausiai pradeda mokytis gruzinų kalbos, kai įsimyli šalį arba jos žmonės. Na, smagus ir tas faktas, kad pirmą kartą bus išleistas Lietuvos ir gruzinų kalbos žodynas. Šiemet sukanka 5 metai, kai Gruzijos technikos universitete atidarytas Lietuvių kalbos ir kultūros centras. Koks aš gražus ir laimingas. Studentai studijuoja lietuvių kalbą ir žinoma kultūrą, todėl kad pagal dabartinės užsienio kalbos mokymo metodikas neįmanoma dėstyti tik tai grynąją gramatiką, tartį, tai yra visai neįdomu. Todėl būtinai turi būti komponuojami kultūra, papročiai, tradicijos. Ir mes tuo pačiu užsiimam ir Lietuvos vardo garsinimu. Yra savotiška maža Lietuvos kultūros sala šitame Gruzijos technikos universitete. Šiuo metu yra per 60 studentų iš 6 Tbilisio aukštųjų mokyklų, kas išreiškia norą, pageidavimą studijuoti lietuvių kalbą, tas ir ateina ir studijuojam. Turime 3 grupės pagal kalbos mokėjimo lygį, stiprią grupę, tokią vidutinę ir grupę, kurioje studentai mokosi tik 3 mėnesius kol kas. Daug visokių motyvų galėtų būti. Vienas iš jų, kuris yra labai praktiškas, nereikia mokėti už mokslą. Yra labai šilti, gražūs santykiai tarp Lietuvos ir Gruzijos. Gruzijoje Lietuvos vardas skamba labai puikiai. Tai yra šalis, kuri labai draugiška Gruzijai ir jie visi tą žino, supranta. Lietuva kaip ir savotiški turbūt vartai į Europą gruzinams studentams. Sveikinimai Lietuvai iš Gruzijos! Valstybės viena! Jau 4 metai iš eilės tie studentai važiuoja į Lietuvą ir tai, ką jie išmoksta centre, dar labiau gilina per vasaros intensyvius kursus, kurie vyksta Liepos-rugpjūčio mėnesiais. Tai tiems studentams yra labai didelė motyvacija ir pamatyti tą šalį ir susipažinti artimiau ne vien tik su jos kultūra, tradicijomis, papročiais, bet ir kas labai svarbu susipažinti ir bendrauti su jaunimu. Studentai dainuoja lietuviškas dainas, mes turime 25 dainų repertuarą, turime labai geras muzikinės fonogramas, kur yra tik muzika skamba. Studentai dainuoja ir lietuvių liaudies dainas, ir estradinės, populiarias dainas. Vienas šio centro absolventų šiandien Gruzijos ambasadoje dirbantis Georgijus. Mano specialybė tada buvo tarptautiniai santykiai ir viena iš prioritetų buvo
mokyti užsienio kalbos, kuo daugiau užsienio kalbos. Tai pagalvojau, kad labai gera proga, kadangi kursus iki šiol vyksta ir yra nemokamas iš visų universiteto ir ne tik studentai gali lankyti kursus. To centro veikla buvo lemiama, kad aš pasirinkau studijuoti, atvykti į Lietuvą, atvažiavau į Lietuvą. Ir mano gyvenime galima pasakyti, kad naujas puslapis, susipažinau su Lietuva. Davė naujus pažįstamus, naujus draugus, naujus patirtis. Džiugu, kad ne tik Gruzijoje vyksta lietuvių kalbos kursai, o ir Lietuvoje yra gruzinų kalbos ir kultūros kursai. Tai yra inicijuojama pagal Gruzijos ambasada ir bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Profesorius Vidas Kavaliauskas, jo idėja buvo tokia, kadangi daug gruzinai lanko kursus, didelį yra poreikį išmokti lietuvių kalbą, tai buvo gimė tokia idėja pas profesorius, kad reikia sukurti mažą žodynėlę pagal vadovėlį, iš kurio studijuoja gruzinų studentai. Žodžiai yra apie 4000 žodžius. Tai yra, manau, labai svarbu įvykį tarp Lietuvos ir Gruzijos ryšius. Iraklis Nasidze. Vardas labai gerai žinomas Gruzijoje, jis pripažįstamas geriausiu Gruzijos dizaineriu. Jis jau 20 metų gyvena ir kuria Paryžiuje, Kinijos ir Japonijos rinkoms. Beje, savo gaminius jisai siuva Vilniuje ir Vilnių vadina savo antrąją tėvynę. Mon attention a été attirée la première fois pour la Lituanie quand j'étais étudiant. Pirmą kartą į Lietuvą atkreipiau dėmesį, būdamas Tbilisio meno akademijos studentu. Kai mes mokėmės meno istorijos ir aš pirmą kartą pamačiau Čiurlionį ir jo darbus. Nuo to prasidėjo mano susidomėjimas Lietuva. Mane jo piešiniai paveikė net labiau negu itališkas renesansas, tai buvo nepaprastai man artima. Po to aš vieną kolekciją paskyriau būtent Čiurlioniui, jis man buvo sukrėtimas. Aš pradėjau nuo aukštosios mados ir kai nutariau daryti pret-a-porter kolekciją, tai paaiškėjo, kad pagrindinė konstruktorė mano Paryžiaus grupėje yra lietuvė. Taigi susiklostė taip, kad šiandien 90% mūsų gaminių yra pasiūti Lietuvoje. Aš gruzinas, 20 metų gyvenu Prancūzijoje. Prancūzija man artima kaip mama, o Lietuva mano sielos šalis. Keista, bet kai atvažiuoju į Lietuvą, man atrodo, kad aš gimiau čia kitose gyvenimuose. Kodėl? Kodėl mes tokie artimi? Tikriausiai Lietuvos ir Gruzijos kultūroje labai daug bendra. Tai stiprus draugystės jausmas, svetingumas, gal todėl man čia taip gera. Ir dar noriu pasakyti, kad Lietuva tai mažas perlas Europos vidury. Et de mon sentiment, ce que j'ai pour la Lituanie, que la Lituanie c'est une perle rare en plein milieu de l'Europe. Valdas Adamkus tai pavardė, kurią žino kiekvienas gruzinas. Po 2008 metų agresijos mūsų prezidento ir dar kelių valstybių prezidentų drąsa taip pakeitė vakarų požiūrį į tai, kas vyksta šioje Kaukazo valstybėje, kad tai galbūt sustabdė agresiją. Man už nugaros prasideda okupuotos Gruzijos teritorijos, simboliškai atitvertos geležinė siena, kaip mes kažkada tai nuo Europos. O aš stoviu ant akmens, kuris simboliškai pavadintas prezidento Valdo Adamkaus bulvaru. Ir šitas bulvaras veda į gyvenimą, kur statomi viešbučiai, kur paplūdimiuose žaidžia šeimos su vaikais. Kada Gruzija ištiko didžiulė nelaimė 2008 metais, tai Adamkus kartu su amžinatilsiu prezidentu Kačinskiu buvo tie pirmieji valstybių vadovai, kurie atvirai pasakė, kad tokios neteisybės šiame pasaulyje 21 amžiuje negali būti, kada maža valstybė yra užpuolama didžiosios valstybės ir kad tai galima laikyti, kad tai yra normalus istorijos vystymosi toks etapas. Du prezidentai, dar man atrodo, jeigu aš neklystu, ir Ukrainos prezidentas buvo prisijungęs, tuometinis Viktoras Juščenka nuskrido į Tbilisį ir tuo metu, kai vyko jau tie patys karščiausi karo veiksmai, jie buvo ten. Be to, kiek aš gerai atsimenu, tai ir mūsų užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas tuometinis, jis buvo iš viso įtrauktas vos ne į karo veiksmus ir ten dalyvavo tokiam reiškia kaip ir gyvajam skyde. Ir aš manau, kad tai ko gero buvo pats labiausiai toks ženklus ir akivaizdus parodymas Gruzijai ir visam pasauliu, kad mažą šalį gali ginti ir mažos šalis. Visi Pekinė, tiek pradedant prezidentą Bušą, tiek tuometinį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą
Ir visi užsiima kuo, visi tikisi, kad dabar reikės pasižiūrėti gražius vaizdus, kokie iš tų valstybių laimės olimpiados aukso medalius. O togi metu Kaukaze, būtent Gruzijoje, vyksta baisus dalykas, kada Pietų Osetija pradeda bombarduoti gruzinų kaimus. Aš manau, kad pasaulis iš tikrųjų tam istoriniam momentui nelabai suprato, kas vyksta. Po to, kai įvyko šitas konfliktas 2008 metų, Europos Sąjunga priėmė tokį visai netikėtą ir, sakykime, turbūt pirmą kartą savo istorijoje sprendimą siųsti į valstybę nesančią jos narę stebėjimo misiją, kada reikėjo kažkaip tai susitarti, kaip tos dvi konflikto pusės galės tarpusavyje koegzistuoti, dėl to, kad tai yra iš tikrųjų fronto linija, pavadinkim ją taip, kaip jinai iš tikrųjų yra. Ypač iš karto po to konflikto, dar 2008 metų ruduo. Po to, kai aš išėjau iš misijos ir jau baigiau savo valstybės tarnybą, mane gruzinai pakvietė padėti jiems patarti ir to, ką aš kažkada tai buvau daręs, tai eurointegraciniais klausimais, daugiau dėl NATO, euroatlantinės integracijos klausimais. Tai aš dirbau jų vidaus reikalų ministro patarėjų ryšiams su užsienio šalimis ir valstybėmis, kurios rėmė Gruziją. Na ir dar apie daugybę žmogiškų santykių, apie tai, kad stengiamės vieni kitus džiuginti. Visada smagu, kai santykiai užsimezga ne valstybiniu, ne visuomeniniu, bet asmeniniu lygiu. Į Gruziją pirmą kartą patekau ne savo noru ir nelabai supratau, kas tai per šalis. Tai buvo 85 metų lapkritis, kai mus iš pirmo kurso išvežė į sovietinę kariuomenę 2 metam. Bet aš labai greit supratau, kad toj nelaimė, tai į Gruziją patekti yra pakankama laimė, nes būti lietuviu Gruzijoje buvo gerai. Nes jie visada paklausdavo bet kur ar parduotuvėje, ar kai valgykloje, ar turgui mieste, visai kitaip reaguodavo. Aš nežinau, čia turbūt didžioji paslaptis, kodėl gruzinai taip reaguoja į Lietuvą ir kodėl lietuviai į Gruziją. Tai 89-ais, kai aš jau kaip žurnalistas nuvykau į Tbilisį po vadinamo kastuvėlių baliaus, kai išvaikė sovietų kariai demonstraciją ir žuvo žmonės. O už ką pats buvai apdovanotas Gruzijos ordinu? Tai čia buvo už būtent 89 balandžio 9-osios įvykiai, už žurnalistiką. Jie sužinojo mano, tada tas straipsnis čia sulaukė atgarsio didelio. Dabar pamenu, kaip jis vadinosi, Tbilisyje žydė alyvos. Ir ne tik tai, mes ten darėm daugiau. Tai buvo konfiskuotas, pavyzdžiui, toks laikraštis buvo progresyvus pagal tos laikus Молодежь Gruzijai. Tai buvo jo konfiskuotas tiražas. Ir mes važiavom su keliais kolegom iš Latvijos ir į Rusijos ir išnešim dalį to tiražo, nes gruzinai sakė, kad, nors tai buvo 89 metai, bet sakė, kad joms tą daryti saugiau negu mums. 2008, kur tada, man atrodo, Lietuva užsirekomendavo turbūt kaip šalia Lenkijos, kaip nuosekliausia Gruzijos rėmėja. Tai ir mūsų prezidentas, ir mūsų tuometinis užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, kurie ten buvo, tai jie iki šiol tą prisimena. Aš manau, kas buvo Gruzijoje, ar dabar, ar po to, ir turbūt visi tą pajuto. Pasakai lietuvis, ir tai yra gruzinui kaip kokybės ženklas. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Kitą savaitę žvalgysimės po artimesnius kaimynus, Baltijos šalis.